Sveiki! Turbūt daugam pažįstamas tas jausmas, kai galvoje sukasi tikras minčių, emocijų ir nerimo uraganas. Šiuolaikinėme pasaulyje, deja, tai tampa kone kasdienybė. Tad šiandien ir panagrinėkime, kaip su viso tuo galima tvarkytis. Na ir čia kyla tas esminis klausimas, kurį, manau, daugelis savo užduoda. Kaipgi suvaldyti tą vidinį chaosą, kuris atrodo kartais tiesiog niekada nesibaigia? Ir būtent čia slypi tikroji problema. Tai nėra tik kažkoks nemalonus jausmas, tai fiziškai ir emociškai be galo sekina. Nuolatinė vidinė kova su savo pačių mintimis tiesiog siurbia jėgas, o jas atgauti, žinote, prireikia nemažai laiko ir pastangų. Bet ar tai reiškia, kad esame tiesiog pasmerkti šiai kovai? Pasirodo, kad tikrai ne. Yra būdų, kaip atgauti kontrolę. Pažvelkime, kokius sprendimus siūlo specialistas turintis ilgametę patirtį. Šiandien atsakymų ieškosime kartu su tikru profesionalu. Konsultuoja karmos meistras reiki mokytojas Virginijus. Ir čia svarbu paminėti, jo patirtis siekia net 25 metus. Tai žinote, patirtis, kuri yra patikrinta laiku. Gerai, tai kasgi yra tas reiki? Jeigu labai paprastai, tai yra energetinio gydymo metodas. Praktikas per savo rankas nukreipia universalią gyvybinę energiją, kuri padeda kūnui ir protui pasiekti neįtikėtinai gilaus atsipalaidavimo būseną. Taigi, koks galėtų būti tas pirmas žingsnis, norint nuraminti tą minčių audrą? Na, pradėkime nuo reikių seanso. Tai galimybė patirti tiesioginį ir labai greitą palengvėjimą. Ir tas poveikis, tiesą sakant, yra labai visapusiškas. Reiki seansas veikia ne vienu, o keliais lygmenimis. Jis ne tik nuramina protą, bet ir padeda išvalyti dėl streso susikaupusius energetinius blokus, tarsi ištirpdo įkyras neigiamas mintis ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Tai lyg gilus visos vidinės sistemos perkrovimas. Reiki seansas tai puikus būdas gauti greitą pagalbą. Bet yra ir dar galingesnis ilgalaikis sprendimas. Tai yra išmokti reiki metodo patiems. Pažiūrėkime, kaip tai keičia situaciją. Viskas vyksta taip. Apsilankoma pas reiki specialistą, jo rankos švelniai paliečia kūną ir perduoda tą raminančią energiją. Ir rezultatas – pasiekiama tokia gili atsipalaidavimo būsena, kokios, būkime atviri, dažnai patiems pasiekti tiesiog nepavyksta. Tai tikrai greitas ir efektyvus būdas sustabdyti tą minčių karuselę. O štai antrasis kelias tai jau kur kas daugiau. Tai ne šiaip pagalba, tai įgalinimas. Ką tai reiškia? Išmokus reiki metodo tiesiog gaunamas raktas į savo vidinį pasaulį. Ir tada jau nebesama priklausomiems nuo kitų. Galima patiems kasdien harmonizuoti savo energiją, valdyti stresą, atgauti jėgas. Tai be abejonės yra investicija į save. Ir visam gyvenimui. Gerai, tai koksgi tas esminis skirtumas tarp visų šių kelių? Apibendrinkime. Reiki seansas – tai gilus, momentinis atsipalaidavimas, kurį aišku veda specialistas. O štai mokymasis metodo. Jis leidžia patiems tapti savo vidinės ramybės šeimininkais. Tad matote, vienas variantas yra tarsi greitoji pagalba, o kitas – įrankis, kuris lieka visam gyvenimui. Bet žinote, išmokus reiki, atsiveria dar gilesnės galimybės. Tai tikrai ne vien tik kasdienė ramybės dozė. Išmokstama dirbti su vadinamaisiais energiniais blokais. Kas tai yra? Paprastai tariant, tai tiesiog susikaupusi įtampa ar, tarkim, neišreikštos emocijos. Ir būtent jos dažnai pasireiškia ne tik nerimu, bet galiausiai ir fiziniais negalavimais. Ir dar vienas didelis pliusas. Įgijus šių žinių galima padėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems. Ir pats mokymosi kelias yra labai aiškus, labai struktūrizuotas. Viskas prasideda nuo pirmos pakopos seminaro, kur gaunami patys pagrindai. Nuo tie, kas nori eiti giliau, gali keliauti toliau, per antrąją, meistro ir net mokytojo pakopas. Su kiekvienu žingsniu atsiveria vis gilesnis savęs ir energijos pasaulio pažinimas. Gerai, tai turime seansus, turime savarankišką praktiką, bet yra ir dar vienas labai naudingas įrankis. Tai reiki meditacija. Tai yra kasdienė praktika, kuri augina vidinę stiprybę. Reiki meditacija, žinote, tai lyg treniruotė protui. Ir kas svarbiausia, ji moko ne kovoti su mintimis, kas yra be galo varginantis reikalas, o tiesiog leisti joms praeiti, nesusikaupiant, neįsitraukiant. Ir kai tai daroma reguliariai, tikrai pastebima, kaip ima didėti sąmoningumas ir gebėjimas išlikti ramiam, net ir per didžiausias gyvenimo audras. Gerai, metas viską apibendrinti. Pereikime per pagrindinius dalykus ir palieskime kelis be galo svarbius patarimus, kuriuos tikrai verta įsiminti. Taigi, ką mes kuriame? 3 tikrai veiksmingus įrankius. Pirmas – atpalaiduojantis reiki seansas, kai reikia greito palengvėjimo.
Antras – savarankiškai išmoktas reiki metodas, kaip įrankis visam gyvenimui. Ir trečias – reiki meditacijos praktika skirta kasdieniai vidiniai ramybei. Ir čia, žinote, yra nepaprastai svarbi mintis. Nėra vieno stebuklingo metodo, kuris tiktų absoliučiai visiems, juk kiekvienas esame skirtingas. Todėl svarbiausia yra tiesiog bandyti, ieškoti ir atrasti tai, kas rezonuoja ir veikia geriausiai būtent konkrečiam žmogui, konkrečioje situacijoje. Na, o jeigu pasidarė įdomu ir norisi sužinoti daugiau, tai visas geras idėjas ir patarimus galima rasti štai čia. reikiamokymai.lt ir motivatorius.lt. Ir pačiai pabaigai noriu pasakyti didelį ačiū visiems, kas žiūrite, prenumeruojate, spaudžiate patiktukus, komentuojate, dalinatės, žodžiu, visiems, kas palaikote šį kanalą. Tai yra be galo svarbu. Taip pat nepamirškite apsilankyti ir motivatorius.lt. Iki greito!